Šiandien žiniose. Panevėžio mieste susitarta dėl valdančiosios koalicijos sudarimo. Gyventojams pateiktos preliminarios pajamų ir turto deklaracijos. Juozo Miltinio dramos teatras žiūrovams pristato premjerą. Kraštotyros muziejuje atidaryta Vidmanto Zareikos akvarelių paroda. Į Panevėžio miesto tarybą išrinkti politikai jau susitarė, kad nauja miesto tarybos valdančiųjų dauguma bus sudaryta be konservatorių, nors savivaldybių tarybų rinkimuose jie laimėjo daugiausiai vietų. Dėl valdančiosios daugumos sudarimo šiandien pareiškimą pasirašė 7 vietas laimėję socialdemokratai, 4 vietas laimėjusi Tvarkos ir Teisingumo partija, po 3 mandatus turinti Darbo partija ir Liberalų sąjūdis, bei taryboje vietą gavęs nepriklausomas kandidatas Tadas Labutis. Naujuoju Panevėžio miesto meru numatyta rinkti socialdemokratą Povilą Vadopolą. Visi klausė, kaipgi jūs čia susiderėjote, kaip jūs čia derėjotės dėl postų. Na, galiu pasakyti, kad praktiškai nebuvo jokių derybų. Visos frakcijos, visų frakcijų atstovai, naujieji tarybos nariai kalbėjosi su visų partijų atstovais ir paskui vieną dieną paskambino, sako, reikia susibėgti, reikia pakalbėti, susėdam ir tiesiog per pusvalandį suderinome visus klausimus. Dėrėtis dėl posto nereikėjo, buvo mero postas pasiūlytas man asmeniškai, vicemerai tai būtų Darbo partijos atstovas Petras Narkevičius, Liberalų sąjūdžio atstovas tai būtų Gintaras Šileikis, o dabartinė administracijos direktorė Kristina Vareikienė liktų savo poste ir dirbtų toliau. O dėl direktoriaus pavaduotojo posto dar nesame sutarę, tai priklausytų socialdemokratams, yra kelios kandidatūros, mes svarstysime ir nuspręsime ateityje. Povilo Vadopolo teigimu, naujoji valdančioji koalicija yra pasiryžusi dirbti Panevėžio miestui ir jo žmonėms. Permainų bus, kadangi labai sunkiai yra įsisavinami europiniai pinigai, imsimės labai rimtai, nes lopšeliai, darželiai nerenovuojami. Kai aš meras buvau, projektas buvo paruoštas, Nevėžio upės valymui, niekas nepajudėjo į priekį ir jeigu šie darbai šiais metais bus neatlikti, tuos milijonus mes prarasime. Todėl darbų tikrai labai daug bus. Mums pirmiausia reikės peržiūrėti ir patikslinti biudžetą, nes biudžetas yra labai išpūstas. 20 milijonų litų paprasčiausiai yra prirašyta, kurių iš esmės negali būti ir niekada jų neturėsime. Todėl darbų tikrai bus labai daug. Naujoji koalicija kviečia ir kitas partijas bei nepriklausomus kandidatus prisijungti prie šios valdančiosios koalicijos. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo šiandien gyventojams deklaruojantiems 2010 metų pajamas ir turtą atnaujintoje elektroninio deklaravimo sistemoje yra suformuotos preliminarios deklaracijos. Šiemet deklaruodami pajamas gyventojai gali susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį už sumokėtas draudimo įmokas, už būsto paskolą, kuris yra įsigytas iki 2009 metų, taip pat iki 2009 metų įsigytus kompiuterius su programinė įranga ir įsirengę internetinę prieigą. Norėčiau pažymėti, kad daliai gyventojų teks primokėti gyventojų pajamų mokestį, taip pat ir privalomas sveikatos draudimo įmokas. Atnaujinus elektroninio deklaravimo sistemą, teikiamus dokumentus galima pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Jei reikia, pridėti įvairius papildomus dokumentus, o įvairios deklaravimo formos suskirstytos pagal mokesčių mokėtojo tipą. Gyventojui iškart pateikiamos tik jo pildomos deklaracijos, o įmonės jau mato kitas deklaracijų formas. Atskiroms mokesčių mokėtojų grupėms pateikiama personalizuota informacija. Atnaujinta elektroninė deklaravimo sistema yra draugiškesnė vartotojui bei patrauklesnė savo išvaizdą. Ir dabar bus žymiai paprasčiau pateikti elektroninės deklaracijas elektroniniu būdu. Preliminarios deklaracijos duomenys yra išsamesni. Svarbu tai, kad nebereikės
mokesčių mokėtojams parsisiųsti deklaracijos šablono atitinkamos programos deklaracijai užpildyti. Yra sudaryta galimybė elektroniniai deklaravimo sistemoje deklaracijas pildyti online, tai yra tiesiogiai portale. Ir tai galima pildyti ne tik tai gyventojų pajamų deklaraciją, bet ir turto deklaraciją, bei taip pat teikti prašymą dėl 2% paramos skyrimo. Aktualu tai, kad pildant deklaracijas online taip pat bus tikrinamos klaidos ir nurodomos, kur neteisingi įrašai, kuriuos reikia pataisyti. Taip pat bus galimybė kažkuriam laikui pildomos deklaracijos duomenis išsisaugoti, o paskui papildžius ją perduoti. Kaip ir praėjusiais metais valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams pateikusiems elektroniniu būdu teisingas deklaracijas permoką sieks grąžinti per kuo trumpesnį laiką. Tie gyventojai, kurie pildys popierinės deklaracijas, permoko, kaip ir numato įstatymas, sulauks iki Liepos 31 dienos. Pajamų ir turto deklaracijas gyventojai turi pateikti iki gegužės 2 dienos. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre žiūrovams pristatomas naujas Rolando Augustino Atkočiūno režisuotas spektaklis Hanana kelkis ir eik, pagal vis labiau garsėjančio rusų dramaturgo Germano Grekovo pjesę Hanana. Mes sakom, kad tai suaugusiems, tai N16, bet tai yra vienas iš bandymų prabilti naujai, šiuolaikiškai. Bandėm kiek įmanoma jautriau prisiliesti prie šalia mūsų esančių žmonių, prie mūsų pačių. Tai čia svarbiausia. Pjesės veiksmą spektaklio kūrėjai perkėlė į šiandieninės Lietuvos tikrovę, tačiau pasakodami šią natūralistinę istoriją apie žmonės atsidūrusius kone ant susinaikinimo ribos, kūrėjai siekia parodyti veikėjų paveiksluose dar išlikusią emocinę šilumą, atjautą ir žmogiškumą. Adaptuota yra Lietuvai, veiksmas vyksta Liudynėje, veiksmas apie mus, apie mūsų dvasinį sąstingį, apie mūsų tikrai dvasinę krizę, ne tik materialinę krizę ir apie pabudimą. O 3 veiksmus mes esam duobėj, o 4 veiksme prisikėlėme. Pjesė yra 4 metų laikai ir mes juos visus išgyvename. Ir iš tiesų fantastiški vaidmenys, personažai sukurti. Aš labai kviečiu visus ateiti, nes pjesė yra apie mus. O mes, aktoriai, pastatyti žemyn galvą. Tai esam ne mes, viskas yra sukurta. Ir labai stropiai, ilgai ir kankinamai dirbta. Ir režisierius Rolandas pasirinko neatsitiktinai tą pjesę. Aš manau, kad turime atgimti ir mes, mėlyjei, turime atgimti, ir teatras turi atgimti, ir tėvynė mūsų turi atgimti. Ir apie tai yra pjesė Hanana kelkis ir eik. Pjesės Hanana kelkis ir eik premjera numatoma jau rytoj. Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaryta menininko Vidmanto Zareikos akvarelių paroda Tautiškumo pamokos. Ši paroda taip jau supuolė, kad atidaroma kovo 11-osios išvakarėse ir iš dalies ji tikslingai buvo formuota būtent šitai dienai ir tikslingai buvo pasirinktas parodos pavadinimas ir pati koncepcija, tai būtų Tautiškumo pamokos. Tautiškumo pamokos tai yra mano vieno akvarelės ciklo pavadinimas, iš kurių ir, kaip jūs matot, kad čia ir yra vienas darbas. Manau, kad ši diena, ši data visiems mums, visiems Lietuvos piliečiams, nesvarbu tautybės, nesvarbu rasės, yra tikrai labai svarbi. Parodos autorius tikisi, kad jo sukurti darbai bent trumpam sustabdys nuolat skubančius žmonės ir privers bent akimirkai pamastyti apie savo tautos tapatumą. Tikiuosi, kad mano meninė raiška, mano pilietinė pozicija kaip dailininko, kaip mūsų valstybės piliečio, kažkuria dalimi, bent nedidelė dalimi prisidės prie tų klausimų kėlimo. Svarbiausia, kad būtų galimybė klausti. Vidmanto Zareikos akvarelių paroda Tautiškumo pamokos Panevėžio kraštotyros muziejuje veiks iki balandžio 19 dienos.